Tai esi žmogus orkestras. Nežinočiau, kaip dylinti man su visu šitu dalyku. Kada į Euroviziją? Lengvas breakdownas pateina, kad nieko nespėjau, ką man dabar daryti, bet... Šiuo metu vyksta pas tave su dainavimu. Koncertai. Tai va šiais metais pradėjau tą tarptautinę visą publiką. Ponios ir ponai, mėly žiūrovai, sveikinu įjungus dar vieną Atlantų balkono epizodą. Ir šiandieną mes turime pašnekovę, kuri turi šiek tiek tokių magiškų galių. Jis gali manipuliuoti oro vibracijomis ir telekinetiškai perduoti emociją iš savo galvos į kito žmogaus galvą, kūną ir sielą. Skamba sudėtingai, bet iš tiesų aš kalbu ne apie ką kitą kaip apie dainavimą. Ne tik apie dainavimą, bet ir apie muzikinį teatrą, kovų menus, renginių vedimus, šokį, stalo tenisą ir dar daug kitų dalykų. Labas, Liepa. Labas. Kaip tu spėjai visus tuos dalykus į savo gyvenimą sutalpinti? Tikriausiai nuo senai tuo užsiemi ir eksperimentuoji. Taip, pas mane nėra taip, kad visus šitus dalykus vienu metu dabar čia ir dabar darau, ar ne? Pas mane eidavo neįmanoma. Eina etapai, kur aš kažką naujo vis bandydavau. Ir nežinau, galbūt tas dalykas, kad aš visą gyvenimą labai dideliais tempais gyvenau ir labai daug veiklų vienu metu turėdavau, tas man ir suteikė tą galimybę ir dabar, būnant studentė, viską taip gerai žongliruoti, visus tos savo veiklas ir darbus. Esi pramogų industrijų studentė, antrą kursą teisingai, tai esi žmogus orkestras, kuris sugeba tiek tą. Ir tas tau padeda. Nu, ir studijos, ir gyvenime, ne? Iš tikrųjų, taip. Vienas dalykas fainas yra tas, kad jeigu aš turėčiau tik tai studijas, tarkim, ar ne, ir nieko daugiau kito nedaryčiau, nežinočiau, kaip dylinti man su visu šitu dalyku. Pas mane jau yra tas, kai aš pripratus daug daryti vienu metu, jeigu pas mane lieka tik tai vienas dalykas, aš nebežinau, kur man dėtis. Aš turiu per daug laisvo laiko, mane tai gąsdina, mane tai nervina ir aš tikrai sėdžiu ir aš nebežinau, ką man daryti. Aš turiu turėti daug veiklų ir būti visą laiką tam bėgime, žinai, truputį, kad aš galėčiau apskritai egzistuoti ir normaliai kvėpuoti. To inercijoje. Įdomu, bet tai vis tiek gyvenime būna momentų, kada tu nenori, bet tu turi sustoti, kitaip arba tu įtiki, arba nuo kažko bėgi, tas kažkas tave pasigėja, ar taip nebūna? Būna. Pas mane, kas mane sustabdo, tai ir būna sveikata, nes po ilgo bėgimo jinai pareina vis tiek, vienaip ar kitaip. Tai būna kartais profilaktiškai toks lengvas breakdownas pateina, kad nieko nespėjau, ką man dabar daryti, bet nieko, paverki biškį ir varai toliau. Paverki, pasiemi pamoką ir kažkaip vis tiek integruoji save, žinai. Taip, man tiesiog labiau patinka tas gyvenimo būdas, kur aš turiu daug, kur aš veikiu daug. Mane tai tiesiog veža. Ir dabar kažkaip šiuo metu aš išvardinau daugelį, vadinkim, titulų, kuriuos tu prisėmei per gyvenimą, nes daug labai veikiai dalykų. Kuris dabar tavo artimiausias yra šiuo metu? Kuris yra artimiausias šiuo metu? Kovų menai, šokis, muzikinis teatras, dainavimas, renginių vedimas. Taip, tai šiuo metu vis tiek pas mane viskas yra su menais. Tai dainavimu, vedimų renginių, čia yra du mano pagrindiniai dalykai, ką aš dabar darau, kas eina pas mane ištisus metus ir nesikeičia jau šitie dalykai. Tie visi kovų menai, sporto šakos ir visi šitie dalykai, viską tai buvo tuo metu, kai aš augau, kada aš eksperimentavau, aš žiūrėjau, kas man patinka, ko aš noriu, kas man sekasi. Ir kas buvo sunkiausia, kai aš buvau vaikas, kad aš ko norėdavau, man viskas sekdavos. Stalo tenisą norėjau žaisti, man sekėsi, aš ten į šitus konkursus norėjau skaityti, eidavau į varžybas, eidavau, laimėdavau, karate man sekėsi, boksas man sekėsi, futbolas man sekėsi, man viskas sekėsi ir būdavo labai sunku išsirinkti ties kuo stikint, žinai, ties kur likti, tai dabar ką man toliau daryti. Bet visą laiką būdavo tas vienas dalykas, kas mane ir sustabdydavo nuo tų visų veiklų tęsimų, nes nespėdavau su dainavimu suderinti. O dainavimas vis tiek būdavo aukščiausias. Taip. Ok, čia faina. O tai kas dabar tavęs laukia su dainavimu? Kas šiuo metu vyksta pas tave su dainavimu? Koncertai, tiek ir mūsų universitete, tiek ir už jo ribų įsivaizduoju? Tikrai taip. Spėjai su koncertais?
Stengiuosi spėti, yra momentų, kada tikrai turiu atšaukti renginius, nes arba fiziškai nespėju, arba neturiu tam galimybių su sveikata, tarkim, suderinti. Bet taip, ir universitete koncertuoju, ir, pavyzdžiui, Valentino dienos proga restorane buvo mano koncertas. Šiaip pagrindiniai koncertai mano vyksta Kaune, arba privatus kažkokie renginiai, privatus vakarėliai, kažkas tokio. Bet... Aš žinau, einam, dirbam, dabar kovo 8 irgi artėja didelis renginys, tai ten ir vedėja, ir dainuosiu būsiu, čia yra Kaune esančios Red šokių studijos, čia gatvės šokių studija, gimtadienis 15 ir su manim susisiekė ta įkūrėja ir sako, Liepa, man reikia tavo pagalbos, ar tu gali, ar tu būsi ir aš tokia, okei, let's go, važiuoju. Samdyti atskirai dainininkę ir vedėją. Jeigu gali viename būdu. Jie dar tikriausiai šiek tiek gaunas. Taip. Ir tave pilnai žinoma. Taip, labai gerai, labai faina, kad taip yra. O ar tavęs laukia kažkokios išvykos? Kažką buvai minėjus prieš tai, kažkur iš Lietuvos ribų su savo balsu išvyksi? Taip, tai va šiais metais pradėjau tą tarptautinę visą publiką, kadangi turėjau galimybę sudalyvauti tarptautinėme konkurse Berlyne. Taip, mane pastebėjo, manęs užsimanė ir kitose šalise, kitose konkursuose. Taip, tai dabar išvyksiu ir į Maltą, ir į Prahą, ir, žodžiu, bandysime laimę biškį už Lietuvos ribų, kas yra, man atrodo, nuostabus dalykas, nes vis tiek užsienio auditorija yra wow. Pas juos ir kitaip reaguoja, ir kitaip komunikuoja, ir viskas visiškai kitaip yra. Tai aš labai laukiu ir tikiuosi, kad viskas ten bus super. Stengsime padaryti geriausią. Aš kaip tik ir norėjau klausti, bet kaip tik didžiąją gyvenimo dalį praleidai su lietuviškąja auditorija ir dabar, kai tau neseniai pavyko išvykti į užsienį ir pasimti kritikos ir emocijos atgalinio ryšio iš užsienio auditorijos, koks yra skirtumas tarp šių pagrindinių auditorijų? Tarp lietuviškosios ir... Tai didžiausias skirtumas yra turbūt ties tuo, kad Lietuvoje viskas vis tiek labiau uždara, viskas yra rėmuose. Tarkim, tie patys konkursai, jeigu yra, tu jauti labai didelę konkurenciją. Jeigu ten, tarkim, aš ir tu mes esam toj pačioj kategorijai, aš su tam nepakalbėsiu kaip su draugu. Čia dažnas atvejis. Tu žiūrėsi mane kaip į priešą ir mes galim paviršutinišką kažkokį pokalbį apturėti, bet tu visą laiką jausi, kad tu į mane žiūri kaip į priešininką, žinai. Tas pats ir su dainavimu yra. Lietuvoje labiau yra ta struktūra. Yra taip, ir tu dabar turi tuos rėmus įtikti, kad tu būtum gerai įvertintas, ar ne? Ne visur, bet dar pagrindas yra toksai, dar nepasikeitęs jisai. Kas užsienį yra visiškai kitaip. Iš pačių dalyvių niekas į tave nežiūrės kaip į konkurentą. Visi bus draugiški, nes visi atvažiavo iš skirtingų šalių į tą pačią vieną vietą. Visi yra nepažįstami. Taip, visi yra vienodai įmesti į tą vieną bliūdą, žinai, kur tu nieko nežinai, nieko nepažįsti, tu bendrauji, tu susipažįsti, tu padedi vieni kitiem padeda, žinai. Ir tas konkursas taip, jisai tampa konkursas, bet tuo pačiu tu ten mėgaujasi kiekvieną sekundę. Ir pati komisija, tarkim, užsienio konkursuose, jie žiūri į dainavimą, į tavo pasirodymą šiek tiek kitaip. Taip, jie žiūri į tavo profesionalumą, kaip tu atlikai tą kūrinį, taip toliau, bet jie žiūrės ir į patį stage presence, žinai, į patį show, kaip tu padarysi, ir jie ieškos kažko naujo, kažkokio cinkelio. Jie turi modernesnį požiūrį. Modernesnis, taip. Ir viskas yra toksai, žiūri tave kaip į asmenybę labiau, ar tu parodai save kaip savo charizmą, savo asmenybę. Tai žiūri ir Lietuvoje, bet ne tiek dar plačiai ir atvirai, kaip užsienį tai daro. Na, mes Lietuvoje turim tokią tendenciją, kad kas vyksta užsienį, kokie pagrindiniai trendai ir mados, tai Lietuva atkeliauja tai šiek tiek vėliau. Taip. Labai gerai pastebėjai, kad Lietuva visgi turi savo tą tokią ribą, uždarumą kažkokį tokį. Ar užsieniečiai daugiau šypsosi negu mes lietuviai? Be abejo. Be abejo. Be abejo. Net ir Lietuvoje daug kas manęs klausia, sako, bet tu ne lietuvė. Sakau, ta prasme, aš ne lietuvė. Sako, tu tikrai ne lietuvė. Sakau, nu lietuvė, žinokit, gimus augus, nu lietuvė. Kažkokia laiminga čia vaikštai. Kas yra, kodėl toks savas? Kažkaip tu per daug čia laimingai, žinok, vaikštai. Kas sako, ar tu vartoji kažką, kas tipo yra? Kodėl tu su šypsena? Aš sakau, aš nežinau, nu man patinka. Vartoju, užsienio patirtį. Savęs eksperimentavimas su dalykais. Taip, žinoma. Tu esi visiška meninė narkomanė. Atsiprašau, šis reiškinys. Aš priimsiu šitą išsireiškimą iš tikrųjų. Priimsiu. Net Instagram'e gal ant bio užsirašyti. Kalbant apie Instagramą, kaip tik mes įvedam tokią naujovę. Taip. Jog tavo sekėjai Instagrame uždavė klausimus.
Ir vienas iš kuris man labiausiai patiko, tai Vaitkus Arnas Instagrame pasivadinęs klausė, kas čia per podcastas. Vaitkau Arnai, geras klausimas, mes patys iki galo nežinom, kas čia per podcastas, bet mes kalbinam fainų žmonės, kurie turi kažką pasakyti apie savo sielos paieškas, taip pat universitetinį gyvenimą. Kažkas tokio, ne? Kažkas tokio. Aš manau, kad pasižiūrėję šį podcastą galbūt labiau suprasi, kas tai per podcastas ir galbūt kitam kartui jau nebus tai kaip nežinomybė kažkokia, ar ne? Ja. Ja. Viena iš nežinomybių, kai pradedi studijuoti, ypač kadangi tu esi pati iš Kauno ir atvarėjai Vilnių, tai yra kitoks gyvenimas. Vis tiek turėjai ir bendrabutį pradėti gyventi ir įsikurti tikriausiai pirmą kartą gyvenime. Ir iš karto klausė mūsų Balevičiūtė. Klausė, kaip sekėsi priprasti prie barako gyvenimo. Na, iš tikrųjų, mano patirtis barakė yra pakankamai lengva iš tos pusės, kad aš kai atsikraušiu, čia žinau, su kuo aš gyvensiu. Nes mano labai gera draugė, beveik sesė, aš ją mėgstu vadinti sesę karts nuo karto, jinai jau buvo 4. kurse, kai aš į 1. kursą atėjau, ar ne? Ir jinai gyveno barakė ir mes turėjom tokį dylą, kad jeigu aš įstoju į VGTU, jeigu aš gaunu baraką, aš atvarau pas ją gyventi. Tai aš taip atėjau ne į visišką nežinę, o aš atėjau jau pas pažįstamą žmogų, kurį aš gerbiu, myliu ir didžiuojas. Ir aš ateinu pas ją, kuri mane supažindino su viskuo. Su nerašytom barako taisyklėm. Pavyzdžiui. O jūs neturit barako nerašytų taisyklių? Aš ne barakai gyvenu, bet kokios yra nerašytos barako taisyklės? Ar aš nežinau, dabar aš galiu jas užduoti, galbūt kiti neturi tokių barako taisyklių kaip mes. Tebūnė. Tebūnė, tai lieka mano barako, mano aukšto paslaptis. Taip. Tai mane supažindino su viskuo ir tai tikrai nebuvo taip baisu, kai būtų buvę baisu įsikraustyti su visiškai nepažįstamais. Aišku, jinai tada po metų laiko įsikraustė, dabar aš turiu visiškai kitą kambariokę. Bet kas man labai patinka barake gyvenant, tai tas, kad po paskaitų visi kartu grupiokai važiuoja į tą pačią vietą. Nu, ne visi, bet daugelis, ar ne? Tada būdavo college pubas, kur didžioji dalis pažinčių vykdavo būtent ten. Visi po to kartu kažkaip 4 ar 2 eina iki barako, ar ne? Pats barako gyvenimas, eini valgy darytis, eini į tualetą, tu sutinki tuos kaimynus, tu sveikinės, tu kalbi. Aš, pavyzdžiui, su savo kaimynė, mes tokį gerą ryšį turim, tokį gerą bondą, kad aš kiekvieną savaitę grįžtu į baraką, pirmas dalykas, ką aš padarau, užsuku pas jas. Ir aš tokia, panos, nu dabar klausykit. Jau dabar klausykit, jo. Ir, pavyzdžiui, aš labai džiaugiuosi, kad aš neklausiau tėvų, nes tėvai iš pradžių norėjo man butą nuomot. Ir aš sakiau, paeikit, kas varom į baraką gyventi. Labai gerai, kad jo. Ir aš labai džiaugiuosi šitų dalykų, kad aš vis dėlto nusprendžiu barakė gyventi. Nes dabar vienintelis toksai amžius, realiai tas studijų amžius, kada tu gali leisti savo pagyventi barakė, gali savo tikrai mažiau leisti, nes nereikia tiek daug išgyventi, nereikia prabangos. Kaip tik reikia pažinčių, ryšių, kontaktų, žmonių. Taip, aš lygiai taip pat manau ir man, pavyzdžiui, barakė gyvenimas, deg prie dušios. Tikrai labai smagu. Tai gerai, tai rekomenduoju žiūrovams, ne? Tikrai rekomenduoju, jeigu kraustitės į kitą miestą, važiuokite į baraką ir pažintis ir emocijos, viskas bus super. Nes kaip tik Kazanaitė M Instagrame užsirašęs, kaip tik sako, ką palinkėtum savo klausytojams. Tai vienas iš palinkėjimų ir gyventi baraką. Jeigu studijuojat, gyvenkit barakę. O Augustė klausė, kokia tavo didžiausia svajonė? Paprastas, bet nelengvas klausimas, manau. Ne? Jo, tikrai jisai yra nelengvas, bet mano svajonė iš tikrųjų yra tiesiog būti laimingai. Galbūt skamba banaliai, bet nesvarbu, ką aš veikčiau gyvenime, kaip atrodytų mano ateitis, mano profesija, mano gyvenama vieta, mano šeima, mano aplinka, aš noriu būti laiminga. Nes man atrodo, jeigu tu esi laimingas, tau ir visas gyvenimas yra žymiai geresnis, žymiai gražesnis, ar ne? Tai jeigu aš būsiu laiminga darydama tai, ką aš mėgstu, tai, ką aš myliu, ar ne? Mane bus mylimi žmonės, aš tada būsiu laiminga. Tai toksai kaip ir paprastas, bet to pačiu nelabai ir paprastas atsakymas, man atrodo, iš šitą klausimą. Mano svajonė yra tiesiog būti laiminga ir didžiuotis tuo, ką aš darau, tuo, kaip aš gyvenu ir nesigailėti nieko. Man pagrindinė laimė yra mėgavimasis procesu ir ne tai, kad galvojimas, kad kažko reikia, kad tu būtum laimingas, bet pasirinkimas būti laimingas su tuo, ką tu turi. Tai nenorėjimas daugiau, o dėkingumas už tai, ką turi. Ir labiau laimė gal, čia toks mano 4 akim, aš taip žiūriu. 4. Kad laimės reikia ieškoti ne aplinkoje, o statyti ją iš vidaus. Nes aplinka pastoviai keičiasi ir jinai labai nepastovi iš tiesų. Tikrai taip.
Jo, ir jeigu turi laimę viduje, tada būsi Žinoma. tikriausiai. Žinoma. Judam prie kito klausimo. Kazinaitė M irgi klausė, kada bus klipas. Su labai daug S raidžių jinai parašė. Kada bus klipas? Apie kokį klipą jinai šneka iš viso? Apie kokį klipą kasdienį šneka. Kazinaitė, apie kokį klipą tu šneki? Taip, tai pas mane tarp visų veiklų yra savo muzikos kūrimas, ar ne? Aš kuriu savo muziką, labai ties tuo dirbu, dabar šiai sekundį biški yra apstoję visi šitie darbai dėl labai daug skirtingų priežasčių. Bet mes, kaip paskutinį kartą buvome su juo susitikę, aš jai pasakau, kad čia grįšime, turim filmuoti klipą, tačiau viskas nuėjo šiek tiek kitą linkmę, negu buvo planuota ir dar to klipo dėja nėra. Bet aš pati savo prižadėjau, kad per šią savaitę aš paskambinsiu savo prodiuseriam ir sakysiu, Šaika, viskas dirbam, darom, kiek galima tempt gumą. Tai dėl to, nes padarytų produktų yra daug, bet jie kaip neina į priekį, taip neina į priekį ir jau mane pačią tai erzina ir tas, kur atrodo tiek nedaug trūksta iki to išleidimo, ar ne, dainų, bet vis kažkas pakiša. Užstringa ant lygios vietos, ne? Va būtent, užstringa ant lygios vietos, daina yra. Tu man po to kontaktus palik, aš galėsiu paskambinti ir asmeniškai duoti velnių. Galim sutarti, tai klipas, kada bus, tada bus, aš irgi pati jo labai stipriai laukiu. Talentus reikia komunikuoti. Kamilė tikriausiai aš įsivaizduoju, klausia, kada į Euroviziją. Šiais metais jau praleidai. Šiais metais jau praleidau, taip. Nežinau, ar kitais metais. Aš manau, kad Eurovizija planuose tikrai yra. Čia yra viena iš tų mano tikslų, siekių, ko aš noriu. Tai tikrai, kam aš būdavau žiūrėdavau ir sakydavau, kažkada dieną aš ten būsiu. Man tėvai, net mes su tėvais turim dylą. Aš kažkada klausiu, ar aš galiu važiuoti į Euroviziją pažiūrėti kaip žiūrovė. Jis sakė, kada tu pati laimėsi ir bus Lietuvoje, tada galėsi ir žiūrėti. Sakė, tada, vienintelis variantas. Tai mano tikslas ir yra kažkada vis tiek sudalyvauti Eurovizijai, bet kad aš joje sudalyvaučiau, aš noriu turėti tą dainą, kur aš galvosiu, okei, čia yra ta daina. Tai galbūt kitais, galbūt dar kitais, galbūt po 5 metų, bet kažkada vis tiek bus sudalyvauti. Aš manau, arba kitais, arba dar kitais metais. Jeigu nepamatysim tavęs atrankose, konkursuose, tai kelsim viskas. Mes tada tave nubrauksim, žinau, ir tavo karjera baigsis. Tai tu stovi ant labai planos kortos, atsiprašau, gal Eurovizija. Gerai. Sutarėm. Bus pasistengta. Balevičiūtė rašo, myliu širdutę. Karolis Lapinskas klausia, kada geriam. Fausta Bal klausia, koks komplimentas tau atrodo geriausias. Tai nebūtinai turi būti žodžiai, gali būti ir veiksmai, reakcijos. Realiai, kokia yra meilės išraiška ties komplimentais tau priimtiniausi? Šiaip labai nemoku komplimentų priimti, kas yra galbūt šiek tiek blogas dalykas, bet kokios komplimentus priimu, tai pirmas dalykas, jeigu aš parodau žmonėm dainą kažkokią, nesvarbu, ar tai mano ar ne mano daina ir sako, man šitą dainą patiko ir aš įsidėjau playlistą, aš tokia, viskas, čia yra gerai. Kitas dalykas man labai patinka, jeigu aš dainuoju ir aš matau, kad žmogus ne tik pasakė, man patiko, ar ne, kaip tu padainavai, bet aš matau iš akių, kad tikrai nuoširdžiai aš paliečiau jos, ar ne. Kad jeigu jų turi dainą, kad ar susiašarojusios akis, ašarotos akis, nežinau, jau nebemoku kalbėti, bet šitas dalykas mane pačią tai labai paliečia. Arba jeigu ateina ir pasako, wow, tai buvo tikrai nuostabu. Man didžiausi komplimentai eina būtent iš tos pusės, jeigu aš su dainavimu tą komplimentą išsišaukiau, ar ne? Ne tas, kur, maldė, seniai gerai pavaryti, pažinai, prikavink. Ne šitas, bet tas, kur ateina ir sako nuoširdžiai, kad wow, tai man patiko. Ir pavyzdžiui, paskutinis koncertas, kurį turėjau, tai buvo Valentino dienos proga, ar ne, restorane. Savininkė po to atėjo pas mane ir pasakė, Liepa, tu padarai tai, ko aš visą laiką labai norėjau. Ir jinai man pasakė, kodėl aš jai padariau tą vakarą, apie kurį jinai svajojo. Ir tai iš tikrųjų labai paliečia liečia mane, nes aš suprantu, kad, aš vadinas kažką gero. Man tokie komplimentai yra patys gražiausi. Arba jeigu šiaip nuoširdžiausi komplimentai eina iš vaikų ir pensininkų. Seniorų. Vaikai ir seniorai. Jo, jie sako tiesiai šviesiai, kaip yra, taip yra. Pavyzdžiui, mano vienos draugės močiutė yra man pirma reakcija pasakęs, kai mes susitikom, kažkaip tu toks kukuliukas ten per video atrodai, bet tai tu nesi tokia stambi. Ir aš žiūriu, ir tada tu supranti, kad žmogus labai nuoširdžiai pasako, žinai, viską. Ir kai vaikai ateina ir man pasako, Liepa,
tu esi nuostabi, čia mano autoritetas ir dar kažką. Va čia yra man tas, kur, nes vaikai ir seniorai, jie yra tie, kurie, nevedžios tavęs už nosės ir pasakys taip, kaip yra. Tai man čia šitie dar irgi iš šitų dviejų pusių komplimentai yra kažkas wow. Koks buvo, irgi vienas iš klausimų, koks buvo įsimintiniausias renginys, kuriame dainavai? Ir iš manęs papildų klausimą, ar tam renginį buvo ašarų, kurias tu iškėlė? Ar čia šitie dalykai siejosi? Čia mano teorija tokia, kad jie siejosi, tai man dabar įdomu. Taip, jie siejasi tikrai. Ir šiaip įsimintiniausias renginys būtų toks, kad šiais metais, jau praeitais 2023 čia buvo, bet dainavau Vaidos Genytės jubiliejuje. Ir aš ten buvau staigmena jai. Kas man buvo pirmoji vietoj protų neišnešama, kaip. Man skambina jos draugė, sako, labas Liepa. Sako, tu žiauriai Vaida Genytei patinki, maldauju pabūk siurprizas. Ir aš sakau, pala, vai, kas čia daras, tipo, ta prasme, aš esu siurprizas, žvaigždžiai, operos solistai, nuostabiai, tipo, ką? Man galva neišnešė visiškai, bet aš buvau, aš atvažiuosiu, kur reikia, aš padainuosiu. Ir aš atėjau ten ir aš iš pradžių buvau su tokia mintim, kad aš ateisiu, man reikės prisistatyti, tikrai Vaida manęs neprisimins, čia tipo, kaip jinai gali mane prisiminti. Aš nespėjau prisistatyti ir jinai atsisuko tokiu žvilgsniu, kad, taip, suko į savo svečius ir sako, čia yra Liepa. Ir aš tokia, o viešpatie Dieve padėk. Tai čia toksai įsimintiniausias renginys iš tos pusės, kad dar vis negaliu patikėti, kad aš jai buvau siurprizas. Nes, man Vaida Genytė, aš galbūt nelabai klausau tos klasikos, bet jinai man kaip žmogus yra kažkas wow ir tiesiog visą laiką aš ją sekdavau ir būdavau, va čia tai žmogus, ar ne, va čia tai žmogus. Tu kažkokia dalim buvau. Ir aš kažkokia dalis jos buvau, jos šventės, aš sutikiau tą emociją ir jinai mane apsikabino, mano akyse jau irgi ašaros kaupėsi ir aš išėjau iš ten ir pas savo draugus atėjau visą drebėdamas, ko aš dar vis nesuprantu, kas čia buvo. Aš nesuprantu. Tai čia buvo toksai tikrai įsimintiniausias ir aš ir verkiau po to ir drebėdama vairavau po to, bet čia buvo kažkas wow, kur tikriausiai savo vaikam anūkam pasakosiu apie tai. Aišku, ir aš tikrai man dar bus ne vienas toks momentas, nes su tokiu magijom gyvenime mes neįsivaizduom, kas gali vykti, kol tai neįvyksta. Ir tada, kaip tu sakai, tu drebi, tu visai kita, tu negali patikėti, kad taip sukrito kortos. Taip. Ir tada po kurio laiko vėl kažkas nutinka, ko tu vėl negalėjai įsivaizduoti. Taip. Gyvenimo viena iš magijų, kad mes nežinom ir neįsivaizduojam ir kažkaip sulimpa šansai. Kažkokiais būdais. Paškevičiūtė uždavė tau daug klausimų. Vienas iš jų myliu širdutę. Jinai taip pat klausia, kodėl išvažiavai į Vilnių, jeigu tokios pačios studijos yra ir Kaune. Ar yra tokios pačios studijos ir Kaune? Yra, vadovūnė yra ir kūrybinės ir pramogų industrijos. Taip, yra. Ir aš jas... Taip, pirmas dalykas, labai norėjau atskirai gyventi, norėjau savarankiško gyvenimo, ar ne? Jeigu aš lieku Kaune, būtų tiesiog logiška likti su tėvais gyventi. Taip. Nesakyčiau tėvam, sveiki, aš studijuosiu Kaune, bet aš krausiuos, kaip atrodys, negražiai. Tai aš visą laiką žinau, kad aš baigsiu mokyklą, aš noriu gyventi savarankiškai, aš noriu išsikraustyti, noriu savo gyvenimą kažkokį kursą statyti ir taip toliau. Tai dėl to buvo Vilnius. Ir kitas dalykas, aš labiau įsigilinau tas studijas, tai man atrodė, kad būtent Vilnius Tech, ar ne, suteikia labiau per praktinę prizmę tas studijas, kaip Kaune yra labiau per teorinę pusę visą tai. Šitas dalykas, dėstytojai man čia pasirodė žymiai geresnė negu Kaune. Nenoriu stumti ant Kauno, bet būtent pagal šitas studijas, tai tikrai vienareikšmiškai pas mane net nebuvo varianto likti Kaune studijuoti tą patį, o važiuoti į Vilnių. Tai labai gerai. Ir aš manau, labai geras aspektas yra pakeisti savo gimtąją aplinką, kad atitolt nuo namų specialiai, nes tada ir gimsta iššūkiai, o per iššūkius formuojasi daug sparčiau ir įdomiau asmenybė. Būtent, šiaip atvažiavus į Vilnių, kai nauja aplinka, viskas irgi nauja yra, aš pajaučiau tokią vidinę laisvę netgi, kad viskas, aš galiu būti aš. Kaip Niujorke. Kaip Niujorke, taip. Šiaip kalbant apie Niujorką, labai juokingas dalykas. Visi mesdavo nuotrauką, kad va čia barakė iš barako aukštą ir žinai, Niujorkas užrašęs. Ir mano viena draugė buvo, Liepa, kada tu Lietuvą grįžai, sakau, pala, tą prasme. Sako, tai mačiau tu Niujorke, belė kiek laikas, tai sakau, baigtų juokas, sakau, čia barakas. Tai vadina Niujorką, tą būtent. Taip. Tai aš šiaip labai džiaugiuosi to išvykimu iš Kauno.
Bet grįšiu. Mhm. Grįšiu, yra kaip yra. Taip pat Paškevičiūtė labai tavęs pasilgo, aš primetu, kad jinai yra iš Kauno. Taip. Ir jinai tavęs pasilgo, nes jinai klausia, ar nesigaili studijų pasirinkimu. Tada tikriausiai tikisi, kad tu gailiesi ir tu grįšiu Kauną, tuoj. Šiaip daug žmonių yra Kaune, kurie man vis sako, Liepa, kada tu grįši. Tai aišku. Liepa, kada tu grįši. Bet ne, nesigailiu. Pas mane buvo apsmąstymai tarp būtent šitų kūrybinių pramogų industrijų ir pedagoginio. Nes mano tėvai labai norėjo, kad aš mokytojaučiau. Šiaip man vaikai patinka, aš šito neslepiu. Pedagoginis yra pas mane planuose kažkada biški vėliau, bet pirmiau aš norėjau pasirinkti būtent tai ir studijuoti tai, kas mane veža, kas man patinka, ką aš myliu. Tai visiškai nesigailiu ir net atsimenu pirmą savaitę, kai tik atvažiavau į Vilnių, aš mamai skambinu, sakau, mam, gali nesijaudinti, aš savoje vietoje. Viskas čia, galim ramiai būti. Aš esu ten, kur aš turiu būti ir, pavyzdžiui, iki dabar jaučiasi, kad tu studijuoji, bet kai tau yra tai įdomu, kai tu domiesi tuo, ką tu darai ir tave tai veža, net netrodo, kad tau tos studijos yra sunku. Nes, tau tiesiog tai įdomu. Yeah. Tau tai patinka. Tai nesigailiu, Vilte, nepyk. Labai gerai, mes irgi labai džiaugiamės, kad čia Vilniui tau. Viskas yra faina. Kas yra tavo autoritetai, Augustė klausia? Oi, šitą klausimą mąsčiau labai ilgai, kaip atsakyti iš tikro. Labai ilgai mąsčiau, bet taip niekaip ir neprijau prie to vieno žmogaus kažkokio, ar poro žmonių. Nes pas mane nėra taip, kad aš turiu, tarkim, yra kažkoks žmogus ir tu mano esi autoritetas. Ne, aš esu mėgėja iš skirtingų žmonių semti skirtingų dalykų. Taip, pasirinkti žmogų, iš kurio aš kažką pasiemu, kažką išsinešu. Ir pas mane yra labai daug žmonių. Pavyzdžiui, ta pati mano vokalo vadovė Jūratė Miliauskaitė, ar ne? Aš pas ją dainavau virš 10 metų, dabar mes bendradarbiavom renginiuose, koncertuose su dainavimu ir taip toliau. Aš esu jai be galo dėkinga, aš ją žiūriu kaip tikrai autoritetą, aš jos imsiu kritiką, pastabas, kaip, nežinau, kaip ką, labiau negu iš mamos tikriausiai imčiau, nes aš pasitikiu ją. Tuomet yra ta pati Monika, kur sakiau, kur gyvenau kartu kaip sesė, jinai man jinai yra autoritetas, aš būdama 13, ją žiūrėdavau, aš būsiu užaugus, būsiu kaip jie, tai va, žinai, ir labai džiaugiuosi, kad mes dabar esame kaip sesės. Yra žvaigždės, iš kuriuo aš, tarkim, imu kažką, motivacijos, nebijot suklysti, siekti, visi tokie dalykai, tai to vieno žmogaus, negaliu išskirti, tiesiog neišeitų man, kad ir kaip norėčiau, nėra tokio. Aš iš visų pabiški. Aš, pavyzdžiui, su tam pabendrausiu, aš iš tavęs irgi kažkokią dalelę išsinešiu, kas man patiko. Kas man patiko, aš išsinešiu kažką. Taip. Faina, labai kažkaip teisingai sakai. Ir dar taip pat nepamiršk, tarp autoritetų yra tas žmogus, kuris į tave žiūri veidrodį. Irgi. Jo. Taip. Su kokiais iššūkiais susiduri studijuodama? Balevičiūtė klausia. Tikriausiai vienintelis tas iššūkis... Kad nesi Kaune. Šitas yra, bet iš tos pusės, nes Kaune pagrindas mano darbų vyksta. Aš kiekvieną savaitę važiuoju į Kauną. Kiekvieną mielą savaitę aš važiuoju į Kauną. Tai čia ne taip yra atitolus? Ne, aš tokia viena koja ten. Tas ir yra dalykas, nes aš tiesiog negalėčiau visko visiškai mesti Kaune ir būti Vilniuje, nes mano repeticijos Kaune, mano studija Kaune, mano renginiai Kaune, aš lankau chorą Kaune, nes kodėlgi ne. Ir viskas pas mane vyksta Kaune, aš ten jau turiu tą savo tokį branduolį. Tai tas sunkiausias dalykas tikriausiai, kai ir koncertus ir vedu renginius ir studijuoju, yra būtent derinti laiką, nes nesinori praleisti per daug studijų, nesinori nutolti nuo tų studijų per daug, bet tuo pačiu kažkaip bandai žongliruoti, kaip nepraleisti studijų, bet tuo pačiu ir būti ten, kur tau reikia būti. Tai čia yra tas jaučiu vienas didžiausių iššūkių, būtent, kad tas laikas, kaip dabar derinti viską. Savotiškas menas. Savotiškas menas. Derinimas. Tikrai taip. Jo, daugelis pašnekovų būtent mūsų šitam podcast'e irgi daug daro, daug eksperimentuoja, daug derina to laiko, tai čia vienas iš pamatų. Taip, iš tiesų. tikrai taip. Taip pat buvo vienas klausimas, aš jį dabar bandau, esi labai drąsi, aktyvi, charizmatiška ir komunikabili. Ar visada buvai ekstravertė? Iš tikrųjų, taip. Visada tikrai taip. Ir viskas.
Čia iš mano tėčio atėjo genai. Mano šiaip visa šeima tokia, nu, labai jie bendraujantis. Visi. Jeigu mes sėdim, tarkim, autobuse, aš užkalbinsiu tave. Mano didžiausias jaučiu ekstravertiškumo požymis yra tas, kad vieną kartą iš Vilniaus važiavau traukiniu į Kauną ir sėdėjau šalia vienuolės. Kol mes grįžom iš Vilniaus į Kauną, mes su jie Facebook'ais apsikeitėm, telefono numerį turėjom, mes visą kelią prakalbėjom, aš ją dar pavežiau iki vienuolyno, kurie reikėjo Kaune. Mes tapom draugytas visiškos, neišskiriamas. Šiek tiek už tave pasimelstų. Jinai man sakė pasimels už mane. Jinai man sakė, mes dar porą kartų susiskaminusios buvom, po to kažkaip nutrūko tas mūsų ryšys laikui bėgant. Bet jo, aš visą laiką buvau tokia ekstravertiška, aš visą laiką tiek darželiuose viską darydavau, visur dainuodavau, visur vaidindavau, mokyklai visur vaidindavau, visur dainuodavau, visose burelėse visur būdavau ir kiekvienais metais visą laiką tas pats, niekada niekas nesikeisdavo. Ir tai tiesiog yra dalis manęs, kad aš mėgstu būti visur ir daryti viską, kad kuo daugiau tų prisiminimų išsinešti ir patirties. Nu, bet labai faina, kad taip atsiliepia apie tai. Nes iš tavęs jaučiasi ta tokia, nežinau, tokia asmeninė laisvė, žinai. Vis tiek, kaip čia pasakė, tas ekstravertiškumas, bet tokia labai labai gražioji forma, vadinkim. Jeigu, iš manęs klausimas toks, kad labiau tave pažinčiau, jeigu tu dabar atsidurtum negyvenimo saloje ir vadinkim, nu ten kažkiek reikia pragyventi, iki kol atvyks pagalba. Aha. Tu gali pasimti 3 daiktus, tenais toj saloje tu gali rasti uogų, gali susižvejoti, vadinkim, gal kažką sumedžioti, jeigu labai reikia, yra kokosų, medienos, vadinkim. Bet jeigu tau reikia pasimti 3 daiktus į negyvenamą salą, Taip. kokius tu juos imtum? Pirmoje vietoje peilį. Tikrai imčiau. Kokio dydžio? Nu, tokį, kur nei per didelis, nei per mažas, tu pažinai, tu toks. Peilį imtum. Imčiau peilį. Gertuvę. Gertuvę imtum? Taip. Paprasta gertuvė. Paprasta gertuvė. Kodėl? Dėl to, nes, tarkim, jeigu aš esu negyvenamo saloj, man reikia gerti, jeigu aš eisiu medžioti ar dar kažką, man reikės išlikti, tipo, hydrated. Teisingai. Tai, žinai, tu gertuvę pasiėmė su savim, tu turi ir tu niekada, nerizikuosi, kad tu ištrokši. Ką aš čia dar imčiau? Viešpatie, gal žyžiko kokį? Aš tašku, reikia žyžiko, ne? Tikrai, reikia ugnies. Nu, kad būtų... Nu, žinai, aš suprantu, kad yra kitokių būdų tą ugnį pasidaryti, bet kol aš ją padaryčiau, man atrodo... Dienas taip nedarysiu su to pagaliu. Jo, tai jau čia žyžika reikėtų jau. Nežinau, jeigu aš daugiau pagalvočiau apie tai, gal mano kitokį pasirinkimą. Ne, čia tam ir yra esmė, kad reikia iš karto paklausti per daug, negalvoti iš to klausimų. Nes, na šiaip, žyžika turi, tai turi ugnies, ar ne? Gertuvę turi, tai tu visą laiką turėsi vandens. Aš taip įsivaizduoju, bus surus vanduo, tai kažkokio, gerai, vadinkim gertuvę su kažkokia filtravimo sistema. Nu, taip teoriškai paėmė. Teoriškai. Arba jeigu lyja, gertuvę pasidedi, tau prilošia, prašau. Arba mechanizmą pasidarai, kad tau ten tas visas druskas išvarytų. Nežinau, nu bet kažką aš sugalvočiau su ta gertuvė. Aš gal imčiau vietoj gertuvės, dabar pagalvau tokį didelį, tokį didesnį celofaną arba tokį kaip tarpą. Ok, makes sense. Jo, kad galėtum tada surinkti daugiau vandens, lietaus. Ok. Ir jeigu ką, gabaliuką gali atsipjauti tarpo ir kažkaip užsukti, kad būtų kaip gertuvė tam vandeniu nešiotis. Ok, čia protinga, čia protinga. Aš ką tik išmašiau dėl tavęs, žinai, tokį dalyką. Nu. Ne, šiaip pagalvosi, galima ir lėktuvą užsiprašyti, kai vieną iš daiktų ir tai išsiprašyti. Lėktuvą užsiprašyti. Bet tai kur tada smagumas, žinai? Jo, nelabai ir plus. Nelabai baimė lieka. Vietos, ar ten pakilsi su tuo lėktuvu, kokia ten ta sala, ar ten tokia, ar ten tokia labai ilgai. Žinai, aš manau, kad reikėtų biškai pakovoti dėl gyvybės. Ne, gerai. Jeigu man reikėtų būti negyvenama saloje, aš protingesnis, sorry, bet aš iš karto paprašyčiau 3 džino lempų po 3 norus. Tai būtų iš viso 9 norai pas mane. Aha. Ir prašyčiau neribotų norų. Tai būtų neriboti norai, kad 9. Nu, matai, mes žiūrim, aš biškai realistiškiau žiūriu, tai ką galiu gauti. Ką reiškia realistiškiau, tai nors kartą džino lempą tryniai? Neteko. Nu, tai viskas. Aš neku. Bet tu mėgsti svajot, matau, ne? Aš nemėgstu svajot, aš mėgstu daryti svajonės. No. Vilnius Tech vieta, kur įsipildo ir kur darom svajonės. Stebuklų šalies. Kas tavęs laukia ateityje? Kas manęs laukia ateityje? Aišku, koncertai. Koncertai, taip. Dar dieną, taip. Kaip dar matau savo ateitį?
Pirmiausia, kad ir kaip būtų liūdna atsisveikinti su Vilniumi, matau save Kaune. Noriu grįžti į Kauną po studijų. Šiaip norėčiau atsidaryti kažkada savo dainavimo studiją. Čia vienas iš toksai galbūt tikslų irgi yra. Mano ateitis, aš šiaip labai tikiuosi, kad mano ateitis taip atrodys, kaip aš dabar ją pasakysiu, labai bijau sudžingsint visą tai, bet aš labai tikiuosi, kad turėsiu tų koncertų ir kad dainavimas ir renginiai bus vienintelės mano pajamų šaltinis, iš kurio aš galėsiu labai laisvai išgyventi ir be jokių bijojimų, kad kaip aš kitą mėnesį gausiu maisto. Ir jeigu tai paeis, nuostabu. Bet jeigu tai nepaeina, aš turiu kitą planą irgi. Planas B. Kad vis tiek pramogų šou verslas, visas šitas dalykas, aš norėčiau eiti į radio stotį dirbti arba į televiziją, kaip būtent ta vedėja ir kad vedėja būtų tas mano pagrindinis darbas. Bet vienaip ar kitaip, aš manau, kad mano ateitis atrodys būtent taip panašiai, kaip dabar jinai atrodo, kad tiesiog viskas eis su pramogom, kad aš visur eilinį kartą nespėsiu. Mane sustabdys tik tai sveikatos problemos. Aš labai nelinkiu tau to, labai nelinkiu. Ir labai linkiu pasirūpinti savim iki tol. Gerai, aš pasistengsiu rasti laiko pasirūpinti savimi, taip. Bet aš manau, kad mano ateitis būtent taip ir atrodys, kad aš būsiu visur ir visada ir suksiuos tame šou versle. Bet labai tikiuosi, kad ateityje turėsiu savo artimus draugus visą laiką šalia, kurie mane supportins, palaikys ir neleis sužvaigždėti. Nes žinome, kad tikrai labai lengva yra sužvaigždėti. Taip. Tikiuosi, kad man niekada to nebus. Labai tikiuosi. Kol kas viskas sėkmingai einasi, bet reikia tikėtis ir ateityje to. Tai va, jaučiu tokia ir bus mano ateitis iš tikrųjų. Noriu turėti gyvūnų dar šalia. Gyvūnų? Jo. Kokį gyvūną norėtum? Noriu ir katės ir šuns. O jeigu galėtum turėti bet kurį gyvūną? Nu, tarkim, turi ir... Beždžionėlės norėčiau. Žiauriai norėčiau beždžionėlės. Tas kapucina. Tos beždžionėlės, kurios, tipo, supranta dalykus. Jo. Jo, tos, kurios... Bet ir tos, kurios šita vis išsikalinėja, žinai. Pačios geriausios. Beždžionė fu. Kur tavo raktus pasiema ir pabėga. Žiūrėjau, fainai, tipo, koks dar gyvūnas taip gali padaryti? Nu ką, Tik tai beždžionė. Katė tai gali į tave pažiūrėti kaip į debilą. Nu, ir paprašyti maisto daugiau? Jo, ir katė yra tiesiog šefas namuose. Ja, visiškai. Tu katė neįrodysi nieko. Šuo tiesiog laimingas pastovi. Šuo laimingas yra, jo, jisai džiaugiasi tavo egzistenciją. Beždžionėlė, jinai tokia, reiškia savo valią, tokia beveik žmogiška. Atskira asmenybė. Realiai. Jo. Aš irgi labai norėčiau beždžionėlės. Šiauriai norėčiau. Beždžionėlės ir papūgos, ir kad jie bendradarbiautų kartu. Čia tai būtų žiauriai fainas. Ok, tu klausi manęs apie mano ateitį, aš noriu paklausti savęs. Apie savo ateitį. Apie tavo ateitį. Žinau, kad tu dabar bakalauro rašai, ar ne? Jo, aš dabar esu Kas bus po to? Kur aš tave sutikt galėsiu? Na, iš tiesų, aš ieškau galimybių tiesiog, kaip man kuo labiau irgi būtų užsienį. Nes aš jaučiu, kad Lietuvoje vis tiek yra mentalitetas. Aš paragavau užsienio neseniai. Pusė metų. Man tas labai mane atidarė ir grįžau Lietuvą ir grįžo seni mechanizmai, vis tiek pažįstama aplinka, pažįstami, tiesiog viskas labai pažįstama tapo. Ir aš supratau, kad aš, kol esu jaunas, pajėgus, veržlus, tol aš noriu kuo daugiau nuotykių. Ir pastatyti save, į tokias ir nepatogias, ir įdomias, ir kitas situacijas, kur nesu buvęs, nes tada tiesiog jaučiuosi, kad augau. Kaip čia esu Lietuvoje, užsiveda rutina, dar neduok dievę ruduo tamsus. Ir dar ta pati rutina, kuri tave visą laiką sodina, nes nieko naujo nedarai. Jo. Tai aš vis tiek, aš save matau iš tiesų labai panašiai kaip tu. Gal kažkada kažkoks ar vedimas. Televizija irgi labai nuostabus dalykas yra, kuris, ačiū Dievui, kad dar nemiršta. Yra gera televizija, mano akimis niekada nemirs. Įdomios laidos. Taip. Jo, įdomus pašnekėjimai ir panašiai. Aišku, ten ta pop televizija vis ateina, vis išeina tokia. Čia ta televizija dabar šiais laikais apskritai yra labai rizika, dėl to, nes visi dabar žiūri per kompiuterį viską ir televiziją. Pabiškiai atrodo kaip ir miršta ir dėl to reikia vis kažką naujo rodyti, kad sudominti vėl žiūrovą. Jo, taip pat skiriasi tie komunikacijos kanalai, bet šiaip pats turinys ir pati mintis, jinai plius minus išlieka ta pati. Tiesiog pereina viskas labiau internetą. Ar tai būtų internetinių laidų vedimas, kas dabar techniškai jau pildosi. Taip. Ar tai būtų televizinių laidų vedimas. Tai radijas, kaip tu sakai, kažkas tokio tiesiog, kur yra, vadinkim, pokytis, kur reikia gal šiek tiek ir į charizmą pačiam įsijungti, komunikabilumą įsijungti tokį. Bet šiaip irgi
Tai yra tas aspektas, kuris Lietuvoje aš irgi norėčiau, jog man vieną dieną generuotų duoną kaip ir tau. Taip. Bet taip pat yra kitas aspektas, kad noriu paieškoti savo tokio, vadinkim, vyriško nuotykio kažkur užsienį, kažkur pavaikščioti, kažkur pasibastinėti, kažkur tiesiog. Kol galiu savo tai leis, kol to nėra, žinai, tai jo, nes buvau pusę metų Austrijoje ir labai daug laiko praleidau kalnuose ir daugiausia vienas. Nes buvo draugų, bet jie buvo tokie labiau aptingi ir tokie labiau miestiečiai, o aš vis tiek kažkaip ir su gamta turiu tokį ryšį, tai aš labiau varinėdavau. Ir tų iššūkių, ir nuotykių, ir kažko naujo, kažkokie įspūdžiai. Ir čia, man atrodo, mes ateityje galbūt susitiksim savo karjeros keliuose. Visai neblogai. Jo, tai ačiū už klausimą tau. Visada prašau. Aš pats dabar tik grįžau iš nuo tavęs ir pamačiau apie savo ateitį. Na, kartais smagu yra, kai kažkas yra, kuris užmeta tave ant savo minčių, ar ne? Jo. Būtent tas ir įdomu. Tada ir būna pokalbis fainas, kada kitame matai save. Jo, man kažkaip aš matau daug panašumų tarp mūsų. Veidrodžio efektas. Biški, jo. Ačiū to labiau už pokalbį. Aš keletą dalykų bendrinant norėčiau. Pirmas buvo iš tavo vaikystės, kad tau pavykdavo tai, ko tu norėdavai. Vis tiek dainavimas buvo, ko tu aukščiausiai nori, Taip. Bet tau vis tiek reikėjo pereiti per mažesnius norus, kad liptum iki aukštesnio. Tai irgi išsiaiškinkit, mėlyjeji, ko jūs norite širdyse, sielose, kūnuose, viduj, taip pat ir protuose. Neperdėk, užsirašiau. Jo, labai faina, kad tu sugebi judėti su tą inerciją. Aš irgi pajaučiu, kad mano gyvenime vieni laimingiausių momentų, kada pavyksta pagauti tą balansą tarp inercijos ir neperdėgymo. Ir tada kažkaip kvepuoji, jautiesi gyvas. Tiesiog varai. Nu, tas faina. Tu jauti, kad tu gyveni. Jo. Bet sugebėkim ir visi, kas juda iš inercijos, sugebėkime sustoti iki kol kažkas radikalaus ateina. Iki kol sveikata pasako tau stop ir panašiai. Tai labai svarbus momentas yra sustot, atsikvėpti ir irgi. Taip pat prisiminkim, jog tas burbulas, kuriame mes gyvenam, nors ir labai mielas, ir labai fainas, ir labai gražus Lietuva, bet vis tiek jisai turi savo ribas. Taip. Ir jo tas grožis taip pat turi ir ribojimo. Tai padarykime kažką nelabai komfortabilaus ir pakeiskime aplinką. Ar tai būtų studijos kitame mieste, ar tai būtų išvyka su Erasmusu, kas daug atsikartoja šitam podcast'e, ar tai būtų konkursai, kaip ir tu sakei, ir panašiai. Žinoma, reikia kelti pačiam savo iššūkius. Ir išėjimai iš turi būti. Univeras man irgi tą parodė. Mokykloje tu atsikeli, eini, institucija yra. Univeras irgi yra institucija, bet dabar, kai yra paskutiniai metai, supratau, kad čia netgi nėra tokio spaudimo, kaip pamokose būdavo anksčiau prieš ten 4 metus. Ar tu 4 kursą tai supratai? Biškai anksčiau supratau, tik dabar tai gryninai. Išgryninta mintis jau dabar. Jo, kad ta institucija, prie kurios 12 metų pratinomės, pasąmoningai, kuri mus programavo, Taip. Jos staiga nebėra ir tos tvarkos disciplinos tau pačiam reikia ją kurtis arba turėti susiformavusią. Tu pats už save atsakingas tampi. Jo, pats už save atsakingas. Ir čia, wow, kaip čia faina. Taip. Man asmeniškai būna, kad plemba kartais ir lievai. Kažkoks filosofas yra pasakęs, dabar nebeatsiminsiu, bet sakė, kad tu esi laisvas, dėl to jauties pasiklydęs. Kažkaip taip sakė. Ar tu laisvas ir dėl to jauties įkalintas, ar kažkas to. Na, kai turi labai daug pasirinkimų, tai kažkaip taip ir būna. Tai jo, mes visi esame atsakingi už savo laimę. Ir visai netgi užknisa galėtų būti kažkas vienas atsakingas už mano laimę. Ir jeigu aš nelaimingas, galėčiau kažką kaltinti. Aišku, visą laiką smagu yra numesti ant kažkieno kito kaltę. Nu. Čia ne aš kaltas, kamon. Tai aišku. Bet prisimti atsakomybę už save ir savo laimę. Jo, bet dėl to ir smagu yra rasti tą dalyką, kas tave daro laimingu. Nes kai tu atrandi tą veiklą kažkurią, kuri tave daro laimingu, tada tu tą veiklą gyveni ir tada jauties taip, kad tu ir pats atsakingas už tą savo laimę, bet to pačiu yra kažkas kitas atsakingas už tai. Pavyzdžiui, kai man dainavimas, aš jaučiuosi laiminga, bet kai aš dainuoju, aš jaučiuosi dar laimingesnė. Aš galiu sakyti, kad dainavimas mane daro laiminga. Tai tu kaip ir randi tą kaltininką, ar ne? Tai kaip ir tu darai tą užbaigimą, taip ir aš noriu pasakyti tiesiog visiems, kad tiesiog raskite tai, kas daro jūs laimingus ir stenkitės niekada neužsidaryti tam mažam burbule ir ieškoti patys savęs. Aš taip noriu pasakyti. Taip. Ir kol mes gyvi,
tol ir ieškokim. Taip. Nes kaip nustosim ieškoti, tada tikriausiai ir mirsim. Labai tau ačiū už pokalbį. Ačiū tau. Na, o su jumis, mėly žiūrovai, mes pasimatysime kitame epizode, kur kalbinsiu vyrą vardu Justinas. Apie ką mes kalbėsim, kokias išvadas mes prieisim, kokias temas paliesim, čia jau pats viešpats te žino. Sužinosime kitame epizode. Ačiū Jums uždėmesį. Nepamirškite taip pat sekti Kūrybinių industrijų fakulteto Instagram paskyros nesenais. Taip pat mes raginsime Jūs užduoti klausimus ir sužinosite visas naujienas susijusias su mūsų šiuo podcastu. Ačiū Jums labai, be Jūsų nebūtų mūsų. Iki kitų kartų.